Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios. Netrukus laidoje. Gyventojai raginami rūšiuoti atliekas ir tausoti gamtą. Pirmą kartą Marijampolėje lankėsi Nyderlandų karalystės ambasadorius. Marijampoliečiai vis dar vangiai naudojasi galimybę sveikatą išsitirti nemokamai. Šiandien Marijampolėje vyko seminaras apie atliekų tvarkymą. Jame buvo kalbama apie seniūnijų ir gyventojų vaidmenį, teisingai tvarkant atliekas, pristatytos naujos įmokų metodikos. Į seminarą susirinko netoli 200 įvairaus amžiaus žmonių. Šiandien seminare pranešimus skaitė įmonių Mes darom, eko konsultacijos ir kiti atstovai. Buvo diskutuojama aktualiais atliekų tvarkymo klausimais. Diskusijoje su gyventojais dalyvavo aplinkos viceministras Almantas Petkus, komunalininkai ir atliekų tvarkymo ekspertai. Pasak organizatorių, seminaro tikslas buvo didinti Marijampolės regiono gyventojų ir atskirų savivaldybės bendruomenių ekologinį sąmoningumą, skatinti aktyvų gyventojų ir bendruomenių įsitraukimą į atliekų tvarkymo planą. Į seminarą susirinko netoli 200 dalyvių. Aš tikiu, kad po šiandieninių diskusijų, po šiandieninio seminaro mes, būdami įvairaus amžiaus, turėsime daugmaž vienodą supratimą apie atliekų tvarkymą. Seminarai šitie skirti yra būtent tam, kad mes matydami, kad dažnokai keičiasi teisės aktai, atsiranda naujos galimybės dalyvauti atliekų tvarkymo sistemoje. Neįmanoma gyventi šiandieniniai Lietuvoje, šiandieniniai Europoje be atliekų, tai reiškia neįmanoma gyventi ir be atliekų tvarkymo. Ir suprasdami, kad dažnai stokojame kiekvienas kaip atliekų turėtojas informacijos, kaip mes galime labiau prisidėti prie atliekų tvarkymo, tai reiškia prisidėti bendraja prasme prie aplinkos išsaugojimo, prie švaresnės, gražesnės Lietuvos turėjimo. Tai tam organizuojam tos seminarus, kad turėtumėm daugiau visi informacijos, galėtumėm pasidalinti, galėtumėm mes jums papasakoti, ką mes šiandien žinome ir labai norėtumėm iš jūsų išgirsti tai, ko galbūt mes nežinome, kažką esam praleidę, kažką negerai darom, kažką reikėtų tobulinti tose pačiuose teisės aktuose, sukti Lietuvos gyvenimą kitaip, tai tas yra labai svarbu mums ir šiandien linkiu, kad būtų kuo daugiau klausimų ir kad gautumėte atsakymus į visus klausimus, kviečiu visus diskutuoti. Marijampolės regione ruošiamasi tobulinti ir atliekų tvarkymo sistemą. Pagrindinis tai dabar tikslas yra iki 15 metų galo, tai yra įdiegti visam regione, įdiegti atskirą rūšiuojamą į pakuočių ir kitų antrinių žaliavų surinkimo sistemą. Tai yra vadinama sistema 1+2. Tai yra konteineris mišriom komunaliniam atliekom ir 2 konteinerių komplektas, tai yra pakuočių atliekų ir stiklo atliekų rūšiavimų individualių namų valdos. Nors atliktos gyventojų apklausos duomenimis atliekų rūšiavimui kaina didelės įtakos nedaro ir dauguma jas rūšiuoja dėl to, kad būtų tausojami gamtos ištekliai, vis dėlto finansinis klausimas gyventojams išlieka aktualus. Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino naują metodikos skaičiavimo būdą. Mes bandėm skaičiavimus atlikti, tačiau norim nuraminti gyventojus, kad šiuo metu mokestis nėra numatytas keisti. Mokėsim tiek, kiek mokam dabar ir yra tik tai svarstomi, skaičiuojami, tiekiami skaičiavimai. Tai priklausys vėlgi, kaip aš sakau, nuo to, kaip mes kiekvienas rūšiuosim, kiek mes susitvarkysim tas atliekas ir kaip mes jas atskirsim. Marijampolės gyventojai jau gavo kai kurie mėlynuosius rūšiavimo konteinerius ir yra numatyta, kad šiemet išdalinsim visose valdose šiuos konteinerius. Tai vėlgi, kaip aš sakau, tas mokestis priklausys nuo to, kiek bus atskiriama kokių atliekų. Ir bendroj sumoje žiūrėsim galutinį rezultatą. Nuo to priklausys ateityje mokestis. Šiandien Marijampolėje su pažintiniu vizitu lankėsi Nyderlandų karalystės ambasadorius. Susitikime savivaldybės administracijoje meras kvietė šios šalies verslininkus investuoti į Marijampolėje kuriamą laisvąją ekonominę zoną. Aptartos ir kitos bendradarbiavimo galimybės.
Šiandien su pažintiniu vizitu į Marijampolę atvyko Nyderlandų karalystės ambasadorius Kornelis Pans. Susitikime savivaldybės administracijoje meras Vidmantas Brazys kvietė Nyderlandų verslininkus investuoti į Marijampolėje kuriamą laisvąją ekonominę zoną. Savivaldybės vadovas, pristatydamas vykdomus projektus, pabrėžė, jog šios šalies verslo atstovus turėtų sudominti per Marijampolę tiesiamas europiniais vėžiais geležinkelis ir jo būsimos galimybės. Vidmanto Brazio įsitikinimu šis regionas turi būti įdomus Nyderlandų verslininkams. Meras apgailestavo, kad iki šiol nėra užmegzta bendradarbiavimo ryšių su Nyderlandų karalystės miestais ir vylėsi, kad po šio vizito padėtis pasikeis. Nyderlandų karalystės ambasadorius Kornelis Pans, dėkodamas už šiltą priėmimą, teigė tikys, jog netolimoje ateityje bendradarbiausime įvairiuose srityse. Nyderlandų diplomatas pasakojo, jog pirmą kartą Marijampolėje viešėjo prieš keletą metų kaip turistas. Šiandien jis teigė pamatęs daug gerų pokyčių. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filiale ambasadorius susitiko su regiono verslininkais, susipažino su verslo aplinka vykdomais projektais. Kultūros centre ambasadorius aptarė bendradarbiavimo galimybės kultūros ir sporto srityse. Ambasadorius buvo supažindintas su Arvi įmonių veikla, lankėsi bendrovėje Mantinga. Nors medikai skambina pavojaus varpais apie sparčiai didėjantį sergamumą onkologinėmis ligomis, marijampoliečiai vis dar vangiai naudojasi galimybę sveikatą išsitirti nemokamai. Manoma, kad prevencijai didesnį dėmesį turėtų skirti šeimos gydytojai, juolab, kad savivaldybėje yra gerų pavyzdžių. Pasaulio sveikatos organizacija prognozuoja, jog per ateinančius 20 metų vėžinių susirgimų skaičius turėtų išaugti net 57%. Todėl tarptautiniais vėžio tyrimo agentūros pranešimu vis daugiau dėmesio reikia skirti prevencijai. Nemažesnį nerimą kelia ir širdies bei kraujagyslių susirgimai, nuo kurių Lietuvoje miršta daugiausiai žmonių. Šioms ligoms galima užkirsti kelią arba jas diagnozuoti ankstyvose stadijose, dalyvaujant prevencijos programuose. Visuomenės sveikatos biuro duomenimis marijampoliečiai vis dar vangiai naudojasi galimybę išsitirti nemokamai. Procentaliai iš tikslinių grupių beveik visose programuose yra didėjantys duomenys. Kaip nebūtų keista, didžiausias procentas yra vyrų aktyvumas, būtent dėl prostatos vėžio prevencijos yra didžiausias procentas, 35% tikslinės grupės. 2013 metais kreipėsi dėl šios paslaugos ir atliko tyrimus. Tačiau jau nekartą turbūt buvo kartota, kad norėdami pasiekti tikrai tą tikslą, kuris užsibrėžta šitų programų įgyvendinimui, būtinai turi pasitikrinti kur kas didesnis gyventojų procentas. Gyventojai priklausomai nuo lyties ir amžiaus gali dalyvauti gimdos kaklelio, krūtų ir prostatos vėžio programuose. Taip pat galima tikrintis dėl širdies ir kraujagyslių ligų bei vaikų dantis dengti silantais saugančiais nuo karieso. Visuomenės sveikatos biuro direktorės teigimu, gyventojus dalyvauti prevencinėse programuose turėtų labiau skatinti šeimos gydytojai. Jiems yra tokia, kaip pasakyti, pavesta funkcija informuoti gyventojus apie šitas programas, tai tikrai tas labai daug priklauso. Žinote, mūsų yra tikrai daug įstaigų lyginti su kitom savivaldybėm. Ne vienodai jos įgyvendina šitas programas, bet man labai yra ypatingas pavyzdys Igliaukoje esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje pirmo smuiku groja turbūt gydytoja Lolita Samolienė, kurioje yra 100% pasitikrinimas. Gydytojos Lolitos Samolienės teigimu, tokius gerus rezultatus, beje, ši ambulatorija prieš keletą metų pagal prevencinį darbą buvo pripažinta geriausia Lietuvoje, lėmė darbas su kiekvienu žmogumi. Mokom savo pacientus, kadangi turim tiesiog pasiskirstę pacientus, bendruomenės slaugytojus pasiskirstę savo pacientus ir juos kuruoja ir jos kiekvieną mėnesį tiesiog žino, kurie pacientai turi atvykti prevenciniam programom. Tai yra nemažas darbas, kadangi kaimo žmogus buvo įpratęs tai, kad jos sveikata rūpintųsi kiti. Bet tai didelių pastangų dėka atsiekiant tai, kad jie dažniausiai šiuo metu jau žino, kada jie turi tikrintis dėl prevencijos
prevencinių programų. Pradžioje, kai pradėjom vykdyti programas, tai buvo taip, kad tiesiog sesutės bendruomeniai slaugytojos ieškodavo ir laukuose, ir visur, kol įpratinom tą daryti. Dabar jau žino, kad jeigu mes užsibrėžim jos pakviesti tyrimui, tai ir pakviesim. Jeigu tyrimai atliekami savalaikiai, dažniausia pavyksta nustatyti pradinėse stadijose ir tikrai turim kuo pasidžiaugti, kai 25 metų moteriai yra nustatomas nulinės stadijos gimdos kaklelio vėžys. Tai yra, manau, didelis pasiekimas ir tai atperka visą tą didelį darbą. Primename, kad norintieji savo sveikatą pasitikrinti pagal minėtas prevencinės programas turėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Paskatinčiau tikrintis, nes rezultatai tikrai yra geresni diagnozuojant anksčiau susirgimus, onkologinius susirgimus ir jeigu tu gali pirmose stadijose išgydyti arba pratęsti išgyvenamumą, tai yra labai smagu. Prezidento Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje tęsiasi šachmatininkų kovos dėl prezidento taurės. Gruodžio mėnesį prasidėjęs turnyras laimėtojo dar neišaiškino. Sekmadienį vykęs 4. prezidento Kazio Griniaus taurės etapas buvo skirtas vasario 16 paminėti. Pasivaržyti prie šachmatų lentų susirinko 20 šios sporto šakos entuziastų ne tik iš Marijampolės, bet ir aplinkinių regiono savivaldybių. Susidarė tokia komplikuota situacija. Yra taisyklė tokia, kad reikia 3 pergalės turėti. Tokia didelė taurė, kurią davė savivaldybė mums Griniaus jubiliejaus proga. Ir jau Vytautas Teleiša turi 2 pergalės, bet šiandien jam gali pakišti koją 2 labai rimti varžovai. Tai ponas Antanas Lileikis, Rolandas Kalinauskas dar gali ir dar yra. Žodžiu, susirinko šiandien gražus būrelis, 9 ratai iki 5 vakarą. Grinius, kadangi žaidė savo laiku iki pat gyvenimo pabaigos šachmatais, jo sūnų žaidė, Adamkus, tai kiti visi žaidė šachmatais, tai mes įkūrėm tokį šachmatų klubą ir tas klubas gana sėkmingai veikia, per metus apie 12-13 turnyrų suruošiam. Turnyro organizatorius džiaugiasi, kad gilias tradicijas turinti sporto šaka Marijampolėje populiarumo nepraranda. Labai gera priemonė atitraukti jaunimą nuo kitų visokių negerų dalykų, o kitas dalykas ir labai, žinokit, mankština smegenis. Yra totorius, kuris turi 104 metus ir žaidžia dar šachmatais Vilniui. Ir mes stengiamės irgi treniruoti smegenis. Turnyrai nuolatos vyksta varžybos ir jaunimo, ir suaugusių. Yra tokie išgarsėję mokiniai kaip Pultinėčius, Žukauskas, kurie žaidžia tarptautinėse varžybose. Neseniai dar būdavo apžaidžiam Pultinėčių, dabar jau įveikia į meistrus. 4. prezidento Kazio Griniaus taurės etape 1. lygos nugalėtojų tapo marijampolietis Antanas Lileikis. 2. lygos laimėtojų pripažintas vilkaviškietis Gintautas Janulaitis. Prognozuojama, jog prezidento Kazio Griniaus taurės laimėtojas paaiškės kovo viduryje. Štai tiek informacijos trečiadienio žiniose. Dėkoju, kad žiūrite. Iki rytojaus. Pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piktnaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami senjorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius.